Labas rytas, chebrytė, parodysiu jums vasarišką privorkauto darimo būdą. Mums reikės šeikerių, vieną ar dviejų, nesvarbu, žiūrintis su kiek chebra sportuoja. Dabar aš darysiu savo ir draugeliui. Tada 2 porcijų ledų. Ledai yra tokie vaisiniai. Žiūrėkit dabar taip. Aš iš čia nebepakeliu. Vandens. Jūs galite operatorius ir rečiau prieiti, parodyti, ką mes darome, nes jūs taip kažkaip tai iš tolo labai viską. Paimam kaušiuką privorkauto į maždaug 250 ml vandens. Tada draugui porcija, vėlgi kaušelis privorkauto. Ir ką, ir tada reikia dėti ledų, nes sportuojam Summer Gym'e. Dabar kiek čia yra valandų pas mus? Pusė 11. Pusė 11 ryto, saulytė išlenda. Tai reikia kažką tai atšalyti mūsų privorkautą. Ledų nereikia bijoti, nes čia angliavandenių tik tai yra, bet čia kiek čia to angliavandenių, šitą geriau matysis. Aš taip įsivaizdavau, kad kokie čia 100 gramų 26 gramai cukrus. Tai čia net nematau, kur parašyta, kiek čia gramų šitam. 28. Kiek? Ne. Angliavandenių 28. Bet čia koks 5 gramų. Iš jų cukrų 26. Tai taip, tai gerai, anglių, paimam ir maišom. Maišom ledus, žiūrėk kaip tirpsta. Bet gerai, atšalas. Opa! Kaip bus skanu. Duodam bičiuliui vieną ir kitą privorkautą savo pasidarysiu. Šiandien darysiu 2 galvį kojų ir blauzdą. Tai kaip gražiai daros. Maišai ledą ir vanduo šaldosi, privorkautas šaldosi. Biškė plūšta, nulaužiam. Aišku, gali daryti ir tiesiog su ledukais iš šaldytuvo, jeigu ant dietos. Ir aš manau, kad bus labai viskas super. Iš tikrųjų, tokį gaminimo būdą su ledukais aš pirmą kartą pamačiau šitam Koso saloj, Graikijai. Bet ten padaryti, sublenderindavo šitus ledukus ir padarydavo ledinį šerbetą. Ką, gal dar neištirpo, gal ištirpo. Būt zdarov, sveikata. Saldus. Visus privorkautas aš tai gal net 2 porcijas ledų įdėčiau. Gali 2 porcijas ledų dėti arba didesnį, kad būtų šaltas. Taip kad toks privorkautas, šaltas vanduo, privorkauto milteliai ir ledai. Gaunat ir paskanauti, ir atvėst, ir aišku gerą pumpingą prieš treniruotę. Iki.